Sveikučiai, prieš keletą savaičių gavau pasiūlymą sudalyvauti tinklinio turnyre, tinklinio varžybose 4x4. Spėkit, ar ilgai dvejojau. Aišku, kad ne iškart sutikau, o šiandien jau atėjo ta diena, mes varom į tinklinio varžybas, o aš einu pasidarau arkiklius, kad nepritrūktų man energijos šiandien visą dieną žaidžiant tinklinį ir lekiam į tinklinį, į Gudžių kaimelį. Su kamuoliuku pasiruošęs jau iš ryto. Sveiki visi! Iš ryto mankštinas, sveikas. Varom, laimės. Jo. Tiesiai į pergalę. Į pergalę veža BMW auto. Pergalę veža. Nežinau, kodėl mes V3, bet... Šaro sugalvoti. Tebūnie. Atvažiavom pas treniruką savo. Pas treniruką atvažiavom. Supratau. A vyrai pasiruošė. Atvykom komandos kapitoną pasiimt. Kapitonas nusiteikęs pergaliai. Nu ką, atvykom į Gudžius. Einam žiūrėt, kur tai aikštelė. Bandysim laimėt. Bet tai turi būti atnaujinta. Nu, danga gal ir šlapia. O tu čia krepšinį žaisim? Normaliai. Tai treneris, kiek paruoštos taktikos, namų darbai padaryti? Nuo vakar, kai pradėjau ruošti, netikėjom, kad Gudžių miestelį susirinks tiek daug publikos, neįvertinim priešininko, buvo taktika daug paprastesnė, 1-3 derinys, dabar jau atsiranda daugiau derinių, kuriuos suprantu, ko gero tik tai aš vienas, bet viską pamatysim eigoje, kai komanda laimės taurę, aš taip manau, ar ne? Teisingai, komanda 1, 2, 3, V3. Aš grįžuoju. Ačiū. Bent jau apšilime, tai tikrai galingai atrodom. Neturėsim lygių, arba bus mum jau nelygų, gausim į vienus vartus, bet aš kaip treneris galiu prognozuoti bent jau 1 tašką iš 15 tikrai šiandien. Nu va, trenerukui, patikrino treneruką. Va, pas Vavėriukas turim 1.
blemba jaudulys treneriui didesnis, nei patiems žaidėjams spėju. Nu, bet ištrauksim. Pirmą žaidžiam prieš Vilkiautinis komandą. Palaikom abi dvi komandas, kažkaip gerai susivaibinom su ją. Tai taip, kad pradėsim antrų derinį, o jau kaip gausis toliau, matysim eigoje. Nu, pas mus ir Pandų yra komanda, pasirodo. Yra! Pirmą tašką turim, o dabar kadras tiesiai iš drono. Jaska, ne žuvis gaudom. Turim. Jaskos eisas. Gerai, gerai, tu vėl priimi pamokas labai greitai. Viskas gerai. Yes. Jei ne vėjas, jau būtumėm laimėję. Ai, kaip tu šik. Gal jau autis batus? Davai, vėl paleisim. E69 mano skaičius. Protu, pasisaugom. Visa. Po pirmo grajaus situacija nėra labai gera, gavom. Po pirmų rungtynių, tiksliau, situacija nėra labai gera, gavom. Bet padarėm išvadas, pradėsim trečių derinių ir viskas bus gerai. Kol kas neblogai, palaikom gerą santykį su kitom komandom, tai gal jie mums ir leis laimėti. Vieną kartą komandoje susiskaldymas, visiškas panika, pasimetimas. Atsigaus. Pagrindinis tikslas, dėl ko mes čia važiavom. Buvo pagrindinis tikslas laimėti. Laimėti, tai... Nebėr.
tikslo. Bet, nu, jo. Neįgyvendinti. A, jo, mes pažaistat, va. Pažaidėm. Pas mus gal Ugnius 2 kartus nusmūgiavo ir niekas daugiau. Jo. Vieną pramušiau. Ai, tu pramašino, jo. Nu, Bet mes trysai įkėlėm, kad matai, treniruočių nebuvo, nesusižaidėm. Treneris prastas, nesudirbo. Nu, bet visko būna. Tai like, subscribe ir iki kito video. Trenerakas.